Mėlyjeji, šiandien Jėzus mus kviečia atiduoti jam savo naštas. Mano jungas švelnus, mano našta lengva, Jėzus sako. Jėzus kviečia jam paaukoti save ir visas savo nuodėmes. Mainais jis siūlo savo palaiminimą ir malonę. Labai keista, bet mes žmonės esame tokie sutvėrimai, kurie galvojame, kad mūsų nuodėmės, kurias padarėme ir nešame tas dvasinės naštas, kad jos tarsi turi būti pas mus ir mes nedrįstame, bijome, pergyvename, kaip dabar reikės išpažinti, kaip reikės atiduoti, tarsi kokį savo turtą jį saugome ir nešame tas naštas, kaip užsikrovę kokius didžiausius sunkumus. Viešpats sako, ateikite pas mane, ateikite, atiduokite man savo visus sunkumus, visą, kuo nusigręžite nuo manęs, aš esu pasiruošęs jums atleisti. Galbūt jaučiamės kažkur įstrigę, neįgalūs, sulaužyti, su sunkumuose, kurie mus prislėgė, visai kaip tas paralyžiuotas šiandienos Evangelijoje. Jėzus sako, kelkis, tavo nuodėmės atleidžiamos. Mylimieji, pasitinkite ateikiantį į Kristų, tą, kuris mus myli ir kuris yra didžiai gailestingas viešpats, pasiruošęs išlaisvinti mus iš visų mūsų nuodėmių. Viešpatie, esi mūsų gyvenimo šviesa, apšvieski mūsų tamsybės ir padėk mums iš mūsų tamsybių ateiti į tavoją šviesą.